Sveiki visi, kuriems šiuo metu aktuali stogo danga ir ieškote atsakymų, kokią stogo dangą pasirinkti, kas yra šiai dienai stilinga, ilgaamžiška, nuo ko pradėti ir kaip išvengti klaidų. Už manęs individualus namas, kuriame kaip tik baigti stogo dengimo darbai. Kviečiu pasižiūrėti iš arčiau į visus procesus ir gauti visus jums rūpimus atsakymus. Čerpinis stogas neleidžia jūsų patalpoms taip prikaisti, kaip, sakykime, su kitom stogo dangom. Tai tiesiog patalpos būna vėsesnės. Lygiai taip pat ir garsas, triukšmas. All roofs are expensive. You have to pay for it and you have to see it as an investment for 50, 100 years. Sklando mitas, kad čerpės yra labai sunkios ir stogo konstrukcija jų gali net laikyti. Ar susidūrėt su tokia problema svarstant apie pasirinkimą? Šalia manęs BMI Lietuva pardavimo atstovas Egidijus, kurį ir pakamantinėsiu apie stogo dangas. Sveiki, Egidijau. Sveiki. Jūs teigiate, kad stogas yra ne tik įvairių medžiagų rinkinys. Kodėl ir koks pagrindinis stogo vaidmuo? Aš gal išskirčiau du pagrindinius stogo vaidmenis. Visų pirma, tai yra vizualinis estetinis vaizdas. Tai yra kaip puošnios damos kepurė ant galvos. Tai lygiai taip pat ir stogas, tai yra dalis, kuri reprezentuoja tiek patį namą, tiek pačius namo savininkus. Tai tiesiog toks estetinis. O antras momentas, tai stogas yra pagrindinė apsauga nuo išorinių visų atmosferinių reiškinių. Sniegas, lietus, kas pirmas dalykas saugo stogas. Tai yra antras, būtent apsauginė funkcija. Ir šioje vietoje, ką labai norėčiau akcentuoti, kad ne tik pati viršutinė stogo danga privalo laikyti ir tarnauti ilgą laiką. Viskas, kas yra, sakykime, ir po stogo danga, irgi turi tarnauti tą patį laikotarpį, kaip ir pagrindinė medžiaga. Tai dėl to BMI Lietuva visada savo klientams siūlo pilną stogo sprendimą. Tai yra ne tik tais, kad mes duodam jums viršutinę stogo dangą, bet parenkam teisingai difuzinę plėvelę, barštelius, laikiklius ir sukomplektuojam ir duodam tai, kas, sakykime, jums tarnaus tuos ilgus metus. Bet šiaip įdomu, į ką pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, renkantis stogo namą? Kas yra svarbu ir kaip suprasti, kokiam konkrečiam namui reikalinga kažkokia konkreti turbūt stogo danga? Iš principo, turbūt pirmas dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį dar projektavimo stadijoje, jeigu jūs norite rinktis iš plataus asortimento stogo dangų, tai yra namo nuolydis. Nes, sakykime, jeigu jūs norite rinktis čerpę, tai čerpė yra reikalingas minimalus 14-15 laipsnių nuolydis. Jeigu bus žemiau, tada žmonės sako, oi, aš visai norėčiau čerpės, bet pas mane stogo nuolydis yra per žemas. Antras momentas, į ką labai norėčiau atkreipti dėmesį, tai jeigu yra gyvenama palėpė arba mansardinis antras aukštas, čerpinis stogas neleidžia jūsų patalpoms taip prikaisti, kaip, sakykime, su kitom stogo dangom. Tai tiesiog patalpos būna vėsesnės. Lygiai taip pat ir garsas, triukšmas. Toliau jau yra visi kiti kriterijai, ten ilgaamžiškumas, estetika, vaizdas ir panašiai. Tiesiog žmonėms reikia ieškoti to, sakykime, geriausio kainos kokybės santykio, ką gali rasti visuose sprendimuose, viską sudėjus kartu. Kalbant bendrai apie tendencijas, tai čerpės, anksčiau daugiau būdavo banguotos, dabar vis labiau ir labiau populiarėja lygios čerpės. Kokias čerpės rinktis Lietuvos klimatui ir, išduokit jau paslapį, ką pasirinko mūsų šios dienos klientas? Realiai visos čerpės, kurias BMI Lietuva pristato ir pardavinėja Lietuvoje, tinkamos mūsų klimatui. Realiai jos visos yra patikrintos Vokietijoje esančiame techninėme centre. O kalbant apie šios dienos klientą, tai čia jie pasirinko betoninę lygią čerpę Teviva Cizar. Cizar technologija yra unikali technologija 3 sluoksnių ant standartinės čerpės. Tai būtent pirmas sluoksnis tai yra pagrindinis, kuris duoda tvirtumą. Antras sluoksnis yra išlyginamasis, kuris padaro čerpės paviršių lygų. Ir tada yra trečiasis sluoksnis, dažo sluoksnis, kuris duoda ilgaamžį, ryškų, atsparų ultravioletui spalvą, pačią spalvą ir blizgumą. Labai malonu, kad savo patirtimi sutiko pasidalinti šių namų savininkai, būsimi savininkai. Šalia manęs Dirk,
kurioje ir paklausiu, kodėl būtent pasirinkot BMI Lietuva, kas lėmė jūsų pasirinkimą? We came to the choice of a roof because we were looking at the style of the house and what would fit to the house. That was very important for us. And then you start to look at the market, what is available. You talk to people, and that's why we went to a show, an exhibition in Riga. And in Riga we found something what we think was nice for that house. One of the producers was BMI, and we got a good response. And from there we planned a meeting. And in this meeting we discussed several details which were very important to us to know. Plus the fact that they could deliver a whole portfolio or the whole package which could be helpful to make the roof. We had a very good contact with Egidius, and from the beginning we discussed everything. He introduced what kind of materials they had for us, and later on with the practical questions it was also very important to have contact with Egidius so that we could get fast and very quickly the answers we needed. Price is a thing which is important, but all roofs are, if you want to have a quality roof, all roofs are expensive. It's not a cheap choice. If you want to make something good, you have to pay for it, and you have to see it as an investment for 50, 100 years. There are a lot of people who have looked at the house, especially about the construction, because they are used to a lighter construction from wood. And people who are afraid for weight, you have to make a construction which is strong enough anyway. And if you want to have the space and no poles in your rooms, then a metal construction was for us the best choice. With the result, we are very happy. We already could see that during the procedure when they were making the roof, that it would be a fantastic result, and that is exactly what it was when it was finished. We like it a lot. Egidijau, žinau, kad tikrai žiūrės mus žmonės, kurie šiai dienai ir yra tame galbūt pastrigime pasirinkimo stogo dangos. Ką jūs kaip specialistas jiems patartumėt? Tai visiems tiems, kurie iš principo, ne tik tais, gal dar tik tais planuoja statytis ar jau yra pradėję statybas, visų pirma, nereikia bijoti netradicinių ir įsivyravusių Lietuvoje sprendimų. Antras dalykas, nebijokite kreiptis į specialistus, į šis srities specialistus, kurie išmano savo darbą, kurie gali išklausyti, išgirsti jūs ir parinkti jums pačius geriausius sprendimus. Faktas, kad stogas tikrai atlieka didžiulį vaidmenį mūsų namuose. Na, jūs, jeigu po šios laidos jau padarėte kažkokį tai pasirinkimą arba kaip tik dar turite dvejonių, labai kviečiu pasitarti su specialistais. Na, aš asmeniškai po šios turiningos dienos supratau, kad čerpės tikrai nėra tokios sunkios ir šiuolaikinių namų stogo konstrukcijas jas tikrai lengvai atlaikys. Na ir kitas dalykas, kad betoninės čerpės jų kaina nėra neįkandama. Priešingai, tikrai prieinama kiekvienam. Susidomėjusius kviečiu apsilankyti BMI Lietuva įmonės tinklapyje arba susisiekti nurodytais apačioje kontaktais. Na, o aš kaip visada pabaigoje paprašysiu, jeigu dar neprenumeruojat mūsų YouTube kanalo, kviečiu nedelsiant tą padaryti.